kad visai nemažas, lyginant su tuo laiku, kai mes ES nebuvom nariais. Puikias sąlygas, tai gali išvažiuoti, gali tobulintis, mokytis, dirbti. Atviresnė informacija, prieinamumas informacijos. Tiesiog galimybė bendrauti didesnė. Studijuoti pagal įvairias programas, keliauti, tranzuoti, dirbti be abejo. Aš esu girdėjęs, kad yra kažkokie nevyriausybinio organizacijų projektai, kur tarkim, jeigu nevyriausybinė organizacija turi kokį nors projektą, tai jie gali parašyti ES ir jie suteikia lėšų. Aš manau, kad sugeba, jau labiau, kai šitiek reikia važinėti dėl darbo, įsidarbinimo. Kaip pasakyti, kai kurie sugeba, kai kurie ne. Daugiausiai arba nežino, arba per daug darbo reikia, kad įgyvendinti. Tiesiog tingi. Jie ieško lengvo gyvenimo, o jeigu ką nors nori pasiekti, visuomet reikia per sunku kelią praeiti. Manau, kad jo, nes šiais laikais daug žmonių vyresnių išvyksta, emigruoja, o jaunimas, tai man atrodo, daugiau visgi dirba, mokosi, jau siekia to jau, ko jie nori, tai yra geresnių mokslų darbų. Kad darbo būtų, kad galimybės uždirbti, kad galėtų pragyventi jaunimas čia pas mus. Girdėjau tokią įdomią mintį, kad kažkas siūlė įvesti emigracijos mokestį. Tarkim, jeigu išvažiuoji ir aš tiesiog tiksliai nežinau, kaip jisai veikia, bet aš kaip įsivaizduoju, tai jeigu tu išvažiuoji ir jeigu išvažiuoji studijuoti, tai jis negalioja. Jeigu tu išvažiuoji tenai dirbti ir jau tenai užsiregistruoji ir gyveni toje šalyje, tai tada tu moki savo tėvynei kaip ir emigracijos mokestį. Visų pirma, sudaryti sąlygas, geriausia, kad būtų sudaryti sąlygas ir studijuoti, ir pagyventi šitoje valstybėje. Nežinau, reikėtų, kad į valdžią ateitų didžiuliai protai, tada jie kažką sugalvotų. Kiek aš žinau, tai daug žmonių ir mano pažįstamų jau grįžta.